Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, gerbiami pranešėjai, gerbiami svečiai. Pradedame Palangos miesto 9-ojo šaukimo Palangos savivaldybės tarybos posėdį. Prašau tarybos narių užsiregistruoti. Taip, užsiregistravo 19 tarybos narių, kvorumas yra. Dėl pateisinimos priežasties posėdėje prasinešė iš anksto ir nedalyvauja Renata Štombergienė ir Vaidas Šimaitis. Į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 45-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 20 klausimų. Gerbiami tarybos nariai, ar turite pasiūlymų dėl šio posėdžio darbotvarkės? Aš turiu vieną pasiūlymą, Tomas Žulkus tarybos narys. Yra gautas UAB Palangos vandenys vasario 1 raštas, kurie prašo atsiimti 15 mūsų svarstomų klausimų, kad perduotume atgal turto skyriui, kadangi yra pasikeitę teisės aktai ir jie nori peržiūrėti šitą klausimą. Tai jūs siūlote išbraukti žinot? Taip, siūlau nesvarstyti šitą klausimą, nes yra gautas jų. Ar dar būtų pasiūlymų, kolegos? Nėra, taigi vienas yra pasiūlymas dėl dienotvarkės, jį teikiu balsavimui, kas už tai, kad iš šios dienos darbotvarkės išbraukti 15 klausimą, nes rengėjas atsiema sprendimo projektą. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta, kad šis klausimas iš dienotvarkės būtų išbrauktas. Dabar, kolegos, reikėtų balsuoti už visą šios dienos darbotvarkę. Taigi, teikiu balsavimui, kas už tai, prašau, balsuojam. Taip, kolegos, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta dienotvarkiai. Noriu paklausti, ar yra tarybos narių asmeniškai suinteresuotų šio posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymų? Taip, Martynas, prašau. Tarybos narys Martynas Girininkas, norėčiau nuo 6 ir 13. Taip, ar dar būtų kolegos tarybos narių, kurie norėtų nusišalinti nuo šios dienos darbotvarkės? Klausimų svarstymų tiksliau? Nėra. Taigi, kolegos, Martynas Girininkas nusišalina nuo 6 ir 12 klausimo, reikėtų šitam nušalinimui pritarti. Prašau, balsuojam, kas už tai? Tomai. Taip, kolegos, užsiregistravo 18, balsavo 18, Martynas Girininkas yra nušalintas nuo šių dienos klausimų svarstymo 6 ir 12 klausimų. 13, atsiprašau, 13, taip. Taigi, kolegos, ar norėtumėt kažkas pasisakyti prieš posėdį? Prašau, Svetlana. Taip, turiu 4 klausimus ir gal pradėsiu nuo pirmo. Aš norėčiau paprašyti komentaro administracijos direktorės dėl turgavietės vadovo konkurso, jeigu galima tiesiog informuoti, kodėl paskelbtas konkursas buvo atšauktas, kada jisai buvo atšauktas ir kaip greitai jisai vėl bus atstatytas. Ačiū. Ačiū. Dabar antras klausimas būtų, kadangi man rašo gyventojai,
Buvo pažadas viešas išsakytas taryboje dėl apklausos paplūdimių ir buvo ir tarybos pirmininko pasakyta, kad vėliausiai tai bus padaryta vasario mėnesį. Eina jau vasaris, kol kas kaip ir aktyvių veiksmų iš savivaldybės pusės nematome, apklausa nėra viešai paskelbta, norim pasiteirauti, kaip greitai ta apklausa bus paskelbiama ir kada galės gyventojai dalyvauti joje. Ar tai galima tikėtis, kad bus padaryta šį mėnesį? Ačiū. Dabar klausimas trečias administracijos direktoriai. Norėčiau pasiteirauti, kokių veiksmų imsis administracijos direktorė dėl administracijoje dirbančių asmenų reglamento nesilaikymo. Kalbu apie tai, kad sprendimo projektas dėl augintinių, kurį mes teikiame kartu su tarybos nariu Eugenijumi Simučiu, buvo pateiktas gruodžio mėnesį ir pagal reglamentą yra numatyta, kad kiekvienas skyrius turi pateikti pastabas, jeigu tokių jisai turi, per 2 darbo dienas. Tai padaryta nebuvo, nei viešosios tvarkos skyrius, nei juridinis skyrius to laiku nepadarė. Visi atsakymai po labai aktyvių mūsų prašymų ir domėjimuose buvo pateikti po 11 darbo dienų. Noriu paprašyti komentuoti, ar bus pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl pareigų nesilaikymo ir nevykdymo. Ačiū. Noriu priminti, joje galioja atimai, jie galioja visiems. Tiek administracijos darbuotojams, tiek tarybos nariams, kurie tarybos sprendimus turėtų rengti atsakingai, vadovaujantis teisės aktais. Ir šitoje vietoje norėčiau visiems palinkėti gero darbo ir tikrai visiems. Jūs neatsakėte į mano klausimą. Ir paskutinis klausimas. Prie šio stalo sėdi 11 tarybos narių, kurie kreipėsi į vyriausiojo rinkimų komisiją dėl mano asmens. Ir aš nekvestionuoju paties kreipimosi fakto, tačiau turinyje yra vienas labai įdomus momentas aprašytas, kuris liečia asmens duomenų apsaugą. Šie 11 tarybos narių teigia, kad jie yra susipažinę su mano teikiamais finansiniais dokumentais. Ir man kaip asmeniui natūralu kilo klausimas, kaip šitie žmonės gali teikti tokią informaciją. Kreipiausi administracijos direktorė mane informavo ir patikino, kad iš administracijos pusės šitie duomenys nėra viešinami, kad jokie tretieji asmenys nesikreipia, todėl vertinu visą šitą surašytą informaciją arba kaip išsigalvojimą tarybos narių arba kaip veiką, kuri yra atitinkamai numatyta teisės aktuose ir kuri turėtų būti tyriama. Aš norėčiau iš tikrųjų paklausti šio skundo iniciatoriaus. Lyderystę yra prisiėmęs Julius Tomas Žulkus informuoti viešai tarybą, ar tikrai administracijoje yra žmonės, kurie šitą informaciją skleidžia, nors jinai skleisti negalima. Ir priminsiu visai neseną atvejį prieš 2 metus, kuomet sistemingai vėlgi buvo finansinės ataskaitos ir jų interpretacijos paviešintos dabar jau Tamaros Zaicevos, kuri yra pasamdyta dirbti konservatorių vadovybei. Ir vadinasi, iš esmės, jokių duomenų apsaugos dalykai negalioja, vadinasi, ta informacija yra platinama, ar teisingai suprantu. Ir tuo pačiu antras klausimas tarybos pirmininkui, kaip jūs, kaip konservatorių frakcijos atstovas, vertinate tokį administracijos darbą, kai duomenys yra nutekinami. Tai labai paprašyčiau gerbiamo Juliaus Tomo Žulkaus atsakyti. Ir ne, aš labai norėčiau išgirsti poziciją asmens. Ne jūs pasirašėte. Atsakyti kažką. Klausimas buvo pirmasis. Nesvarbu, žiūrėkit. Kas? Žiūrėkit, kolegos. Esmė yra labai paprasta. Taip. Kiekvienas tarybos narys turi teisę, kur nori ir kaip nori kreiptis. Taip. Ir jūs tikrai negalite išsigąsti ir dabar bijoti kažko, jeigu jūs esate teisi, teismas išsiaiškins. Ir jokių problemų nėra, tai prasme. Ačiū. Čia yra asmeniniai klausimai. Suprantat, dabar žmogus klausia mūsų 11. Taip?
Nu, man suprantat, ne veltui jūs pati save vadinat socialinių tinkluose politinė intrigantė. Tai aš tik Gerai, tiek viskas galiu tvarkoja. pasakyti. Žiūrėkite, Kolegos. dabar ne apie tai, kolegos. Posėdis turi būti Aš labai tvarkingas. trumpai replikuosiu. Turi būti Šiandien tvarkingas strateginės posėdis. veiklos Jūs plane, išsiaiškinkite, net dabar pristatykite. strateginėme Žiūrėkit, veiklos plane numatyta strateginis planas skirti yra finansus 11 klausimas. apsaugai. 11 klausimas. Kaip laikosi savivaldybė duomenų apsaugos? Jeigu jūs Šita informacija yra tendencingai vieno asmens platinama. Aš jūsų klausiu. politikas A, neturi bijoti nieko ir jokios Labai gerai. informacijos, jeigu nieko blogo nedaro. Replika. Aš noriu paklausti kolegos. Kitam tarybos posėdžiui tikrai galiu parengti sprendimo projektą, kuriuo siūlysiu visų tarybos narių ataskaitas skelbti viešai. Ar bus politinis palaikymas šitam sprendimo projektui? Nes tam, kad jį paruošti, reikia skirti ir jėgų, ir laiko. Man tai yra ne problema. Aš jį parengsiu, kad Tarybos- nebūtų kažkokių, aš nebijau. Aš naktį, žinokit, labai ramiai miegu. Mane neramina, kad vykdoma yra nusikalstama veika administracijoje. Ir Žiūrėkit, tą ją vykdote jūsų frakcija. žiūrėkit, jūs juokingai čia rinkimų išvakarėse, ta prasme, visiškai šnekate prokurorų kalba. Kolega, visi čia yra daug metų buvę politikoje. Tik nereikia gąsdinti. Jeigu jūs manote, kad kažkas jūsų teisės yra pažeistos, jūs pilnai žinote, ką reikia daryti. Ačiū. Pirmas šios dienos klausimas. Aš turiu. Taip, prašau, gerbiamas Dainiau. Jo. Gerbiama Svetlana, čia jūsų tie keliami klausimai, gal kai kurie yra teisingi, kai kurie gal neteisingi yra, bet faktiškai daugumai atvejų jūs remiatės arba reglamentų, arba kažkokią teisę. Ir dabar tas jūsų suaktyvėjimas per paskutinius 2 mėnesius sprendimų ruošime ir siūlymuose toks yra, kaip pasakyti, mums nuspėjamas iš tikrųjų. Tai noriu jums priminti, kad praktiškai jau jūsų antra kadencija eina į pabaigą ir dabar šios kadencijos, jūs nežinot per šią kadenciją, paskutinę kadenciją, jūs nežinot, kad konservatorių frakcijos tokios nėra. Jūs jau 2 kartus čia kreipėtės į konservatorių frakcijos, netgi vadovą, netgi frakciją, jūs nėra. Jūs ten niekaip nesusiklijuojate, tai yra, tai nėra, o pas mus niekada nebuvo. Gerbiami kolegos, pradedame klausimų svarstymą. Pirmas klausimas dėl tarybos 2021 metų balandžio 1 dienos sprendimo numeris 276 dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėja gerbiama vedėja Laima Valožienė. Prašau. Labą dieną. Teikiamas tarybos sprendimo projektas, kadangi pasikeitė atitinkamai teisės aktai, yra švietimo mokslo ministro pasikeitimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pažangos stebėjimo ir vertinimo. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra šį klausimą svarstė švietimo, kultūros ir sporto komitetas, jam yra pritarta. Ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra pritarę šiam tarybos sprendimui, todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 18 ir pritarė tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl maksimalaus akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje išlaidų finansavimo dydžio nustatymo pranešėja gerbiama Irena. Prašau. Labą dieną. Pasikeitus socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo tvarkai, nuo šių metų pradžios paslaugas gali teikti tik tai akredituotos įstaigos. Per projektus šios paslaugos nebebus finansuojamos ir todėl reikia patvirtinti finansavimo dydžius vienam asmeniui. Tai šiuo sprendimu yra siūloma patvirtinti savivaldybės biudžeto finansavimo dydį vienos bazinės socialinės išmokos per mėnesį už kiekvieną socialinėje reabilitacijoje dalyvavusią asmenį. Tai yra 429 eurai. Ačiū, jūsų klausimai, kolegos. Jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra šios klausimus svarstė komitetas, ekonomikos ir finansų komitetas svarstė ir turi pasiūlymą, jūs visi su juo susipažinote. Ir turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas svarstė ir pritarė šiam tarybos sprendimui. Kadangi yra ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymas, kurį visi turite, prašau jiem pritarti. Taigi, teikiu balsavimui.
Užsiregistravo 19, balsavo 18, šiam pasiūlymui yra pritarta, dabar reikėtų balsuoti už visą sprendimo projektą su pasiūlymu. Taigi prašau, balsuojame. Ar kažkam vienam neveikia? Gerbiami kolegos, užsiregistravo 19, balsavo 18. Sprendimui yra pritarta. Pažiūrėkite kortelę, ar čia tikrai susilaiko kažkas, ar kažkam nesuveikia. Korteles pažiūrėkite visi. Ar... Čia jūsų Satana, taip? Tai dabar nebekartokime, praėjo tas sprendimas dabar. Gerai, ar perbalsuojam, ką darom? Ne, nereikia, viskas gerai. Tvarkoj, trečias klausimas. Gerai, rašysim. Taip, trečias, dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja gerbiama Elena Kuznecova, prašau. Sveiki, gerbiami kolegos, yra teigiamas sprendimo projektas dėl kontrolės komiteto 2023 metų programą. Yra teigiama vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu. Tai yra terminais, kontrolės komitete yra apsvarstyta, kitose komitetuose taip pat. Prašau. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė komitetas, tai yra ekonomikos ir finansų komitetas, yra pritarta šiam tarybos sprendimui, todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Taip, galime eiti balsuoti. Spėsim. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju kolegos. Ketvirtas šios dienotvarkės klausimas. Dėl tarybos 2011 metų spalio 6 dienos sprendimo numeris T265 dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja gerbiama Aušra, prašau. Labą dieną. Teikiamų sprendimo projekto pirmų punktų siūloma pakeisti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių 11 punktą, kadangi nuo 2023 metų sausio 1 dienos nacionalinė žemės tarnyba yra pavaldi aplinkos ministerijai. O sprendimo projekto antrų punktų nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja apskaičiuojant nuomos mokestį už nuomojamą ir naudojamą valstybinę žemę nuo 2023 metų mokestinio laikotarpio pradžios. Ačiū, gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šį klausimą svarstė statybos ir miestų ūkio komitetas, jam yra vienbalsiai pritaręs, taip pat ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra vienbalsiai pritaręs, todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Taip, kolegos, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis klausimas dėl sutikimų naudotis Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų jungiamaisiais suteikimo ir mokesčių už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja gerbiama Aušra, prašau. Teikiamų sprendimo projekto pirmų punktų siūloma patvirtinti minėtą tvarkos aprašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 metų sausio 1 dienos pasikeitė Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnis. O sprendimo projekto antrų punktų siūloma pripažinti šiuo metu galiojantį tvarkos aprašą netekusių galios. Jūsų klausimai. Prašau, gerbiamas Darius. Gerbiam pranešėjai, norėjau pasitikslinti tvarkos aprašo 11 punktą.
sutikimas naudotis Palangos miesto gatvėmis suteikiamas važiuoti vieną kartą mėnesį arba metams. Sakykit, pavyzdžiui, grinai dėl intereso, jeigu, daleiskim, savaitį, tai išdavinėsim kiekvieną kartą atskirai, taip? Tai jūs, taip, jeigu jūs sakote savaitį, tai kiekvieną kartą turi būti išduodamas naujas sutikimas, už kurį yra skaičiuojamas mokestis. Ir tai daleiskim bus mėnesis ir 2 dienos, tai bus už mėnesį vienas leidimas ir už 2 dienas atskirai. Ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Nėra jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra. Šį klausimą svarstė komitetai. Tai yra Statybos ir Miesto ūkio komitetas pritarė šiam tarybos sprendimui. Taip pat Ekonomikos ir Finansų komitetas vienbalsiai pritarė šiam tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Užsiregistravo 19, balsavo 19, už 16, prieš nėra, susilaikė 3, sprendimas yra priimtas. Sekantis dienotvarkės klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2023 metų renginių sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas gerbiamas Robertas, prašau. Diena visiems, teikiu paminėtą tarybos sprendimą dėl Palangos miesto savivaldybės administracinių ir biudžetinių kultūrinių įstaigų 23 metų renginių sąrašą ir prašau jam pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šį klausimą svarstė komitetai, tai yra Švietimo, kultūros ir sporto komitetas ir turi pasiūlymą, su kuriuo jūs esate susipažinę. Taip pat Ekonomikos ir Finansų komitetas yra pritarę šiam tarybos sprendimui. Kadangi turime vieną pasiūlymą Švietimo, kultūros ir sporto komitetų, už jį reikėtų prabalsuoti. Kas už jį, prašau, balsuojam. Taip, kolegos, užsiregistravo 18, balsavo 18, šiam pasiūlymui yra pritarta, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu, kas už tai, prašau, balsuojam. Taip, užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas gerbiamas Robertas, prašau. Teikiu Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašą ir prašau jam pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Prašau, Svetlana Grigorian. Gerbiamas Robertai, kiek nominantų planuojama apdovanoti? Nominantų, žiūrint, jeigu kalbam apie garbės piliečius, tai iki 2, jeigu garbės ženklais, tai nėra, ta prasme, kažkokio limito, o kalbant apie premijas, tai nedaugiau negu 8. Nedaugiau negu 8. Vadinasi, iš esmės rezervas yra 8, kas turėtų būti numatyta ir strateginėme veiklos plane, ir šita informacija buvo pasidalinta ir su ekonominės plėtros skyriumi, kuris vis dėlto skirtingai negu numatyta šiame tvarkos apraše parašė visai kitą skaičių. Tai aš noriu pasitikslinti, ar čia šitoje vietoje yra kažkokia techninė klaida, ar... Aš dėl techninių kliūčių negaliu pasakyti, iš tikrųjų kartu su ekonominė plėtra rengėme šitą tvarką ir buvo nuspręsta, kadangi sritis yra 8, tai nedaugiau negu 8, nes pati kaip ir vertinimo komisija ir spręs, kiek jų tos. Dabar yra numatyta strateginė suprantu, prie ko jūs lenkite, gal galiu atsakyti vietoj Roberto, prasme. Jūs lenkite prie to, kad yra 8 nominantai iki 2000 eurų ir strateginė plane yra numatyta mažiau negu 8, ar ne? Tai turbūt jūs žinote, kad biudžetas visą laiką yra subalansuojamas ir visiems priemonėm tiek, kiek yra prašoma, tokių pinigų bent jau pradžios metų nėra. Jeigu per metus atsirasti visi 8 nominantai ir žmonės juos pasiūlys ir komisija išrinks, tai prasme tikrai biudžete bus surastos papildomos lėšos, pakoreguotas strateginis planas ir biudžetas. Nėra. Jūsų pasiūlymai, pasisakymai?
Taip pat nėra. Tai Švietimo kodėl kultūros. yra? Taip, prašau, Vagėlė. Iš viso sprendimo projektų supratau, kad ir juokavom per komitetą, tai čia bus daugiau sričių, kiek suprantu, apims ir ten gaisrininkus, ir medikus, ir gelbėtojus, kadangi Pirožniks kiekvienais metais išgelbėjai bent po porą, tai suprantu, kiekvienais metais gaus po medalį ir po 2000 dar priedą, ar kaip čia? Jau neinterpretuokite, ta prasme, iš tikrųjų yra labai aiškios rytis, tai yra medikai, tai yra socialiniai darbuotojai, tai yra nusipelnę žmonės. Aš manau, kad komisija bus sudaryta ir iš tarybos narių ir jie kompetentingai atliks, ta prasme. Aš galėčiau papildyti. Taip, prašau. Dėl premijų kalbant, tai gali būti suteikiama tik vieną kartą. Taigi, kolegos, komitetai svarstė šį tarybos sprendimą. Ir Švietimo ir kultūros ir sporto komitetas pritarė su pasiūlymu, jūs visi jį turite. Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė tarybos sprendimui. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė tarybos sprendimui ir Turizmo sveikatos socialinės apsaugos komitetas pritarė tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau, kadangi yra vienas pasiūlymas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto, kurį visi matėte ir turite, prašau už jį balsuoti. Kas už tai, už šį pasiūlymą? Taip, užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu. Kas už tai, prašau, balsuojam. Užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas. Kas? Čia pasiūlymas direktorius buvo. Tai ką dabar darai? Kolegos, reikėtų perbalsuoti, aš nepažiūrėjau, dar yra administracijos pasiūlymas dėl šito projekto, nes vyriausybės atstovė buvo prašiusi, ar galima šitą klausimą persvarstyti iš naujo. Galima. Taigi, aš gal prieisiu iš karto prie to pasiūlymo. Reiškia, už vieną mes jau užbalsavom, ar čia kaip čia reikėtų, už vieną prabalsavom, tai yra kitas pasiūlymas vyriausybės atstovės, kuri pateikė administracijai ir ten irgi esat visi susipažinę, tai reikėtų prabalsuoti už šį pasiūlymą. Kas už tai, prašau, balsuojam. Taip, užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta šiam pasiūlymui. Dabar reikėtų balsuoti už visą sprendimo projektą su visais pasiūlymais. Taip, ačiū labai, užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta sprendimo projektai su pasiūlymais. 8 dienotvarkės klausimas dėl Palangos 770 metų minėjimo 2023 metais programos patvirtinimo. Pranešėjas gerbiamas Robertas, prašau. Palangos 770 metų minėjimo 2023 metais programą ir prašau jai pritarti. Jūsų klausimai, kolegos? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra, šį klausimą svarstė Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta. Statybos ir miesto ūkio komitetas svarstė šį klausimą ir turi pasiūlymus. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė šiam tarybos sprendimui. Turizmo ir sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas taip pat pritarė šiam tarybos sprendimui. Taigi yra vienas pasiūlymas statybos ir miesto ūkio komiteto, su kuriuo esate susipažinę, tai siūlyčiau už jį ir prabalsuoti. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu. Kas už tai, prašau, balsuojam.
Užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis klausimas dėl tarybos 2020 m. sausio 30 dienos sprendimo numeris T210 dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarimo pakeitimo pranešėja gerbiama Alina. Prašau. Labą dieną, gerbiamieji tarybos nariai. Šiuo sprendimo projektu siūloma tarybai pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 dienos sprendimą numeris T210 dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarimo vietoj žodžių Irma Vaičaitė Kučinskienė įrašyti žodžius Alina Skaisgiraitė. Ačiū labai, formalus sprendimas. Kolegos, ar būtų klausimų? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra. Turizmo sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas svarstė šį tarybos sprendimą ir turi pasiūlymą, su kuriuo esate susipažinę ir teikiu jį balsavimui, kas pritartų šiam pasiūlymui. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta pasiūlymui, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu, kas už tai prašau balsuojam. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis dienotvarkės klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėja gerbiama Danutė, prašau. Labą dieną visiems. Teikiu tarybos projektą dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Ačiū, gerbimi kolegos, jūsų klausimai. Prašau, Eugenijus Šimatis. Taip, gal galite pasakyti, kas nutiko jūsų skyriaus vadovui, nes kažkaip keistai vis laik visi vadovai pristatinėja savo klausimus, o čia vis pavaduotojai ir kažkas kitas. Tiesiog man buvo pavasai ir aš užsačiau. Ačiū. Ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Jūsų pasiūlymai. Dar vieną klausimą turiu. Kuom skiriasi nuo praeito buvusio tarybos sprendimo, kur buvo tvarkos aprašas administracijos direktorės? Ir kur praktiškai jeigu neklystų, gal gerai atmintis dar veikia 11 įtrauktų į sąrašą, mes pralošėm 6 liktai teismus. Visus teismus, dėl kurių kreipėsi į teismą tų objektų savininkai. Pagrindinė priežastis yra tai, kad vyriausybė iki šiol nėra parengusi šito aprašo vertinimų kriterijų, todėl savivaldybės dabar yra priverstos pasitvirtinti labai minimalų šito aprašo punktų skaičių, vadovaujantis tik nekilnojamo turto įstatymų pagrinde, nes kažkokių smulkmeniškų rodiklių nėra jų patvirtinti ir mes jai vadovautis negalime. Dar būtų klausimų? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Bet gerbiam pranešėjai, kiek aš suprantu, iš jūsų ten parašyto apibendrinime, kad teismai vis tiek grėsmės teismam lieka ir ganėtinai didelis. Kad ir tokį mes pasitvirtinsim, tarybos sprendimai aiškinamojam rašte buvo parašyta, kad grėsmės yra teismai ir taip toliau. Taip suprantu. Ne, visada išlieka nekilnojamo turto savininkų teisė kreiptis į teismą, bet kokiu atveju. Bet šitas aprašas yra, jeigu taip trumpai papasakoti, tai čia yra vieno punkto aprašas, kuris iš tikrųjų, jeigu jis tikrai šitas objektas, kurį mes siūlysim įtraukti į šitą sąrašą ir pakelti mokestį, atitinka nekilnojamo turto įstatyme, pagrindinis kriterijus yra sugriuvęs, sulūžęs, kuris kelia grėsmę aplinkai žmonėms. Ar dar būtų pasiūlymų, pasisakymų? Pasisakymą gal. Tai gerai. Kolegos, aišku, be galo gerai, kad toks sprendimas turbūt ir turėjo atsirasti pačioj pradžioj. Ir šis sprendimas paruoštas man priminė mūsų mero iš tribūno pasakytą žodžius, kad kiti nesikreipė. Nes tada sakiau, kodėlgi mes nenaikinam viso tarybos sprendimą. Tai įsivaizduokit, kaip elgiamės kaip telefoniniai sukčiai, žinai. Paskambinom 6, už 6 mus policija pagavo, o 5, kadangi nepagavo, tai tiem ir negrąžinkim. Tai, čia aišku, absurdas. Aišku, be galo džiugu, kad atsirado, kad
toks tarybos sprendimas, kuris galbūt apsaugos mus nuo teisinių ginčių. Ir kad ateityje mums nereikės raudonuoti, kad patys prisikūrėm ir patys viską pralošėm. Ačiū. Už jūsų nuomonę. Ar dar būtų pasiūlymų ir pasisakymų? Nėra. Šį klausimą svarstė komitetai. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė tarybos sprendimui. Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė tarybos sprendimui. Ir taip, čia tų kandidatų pritarė. O dar? Viskas, ar ne? Taigi, kolegos, teikiu balsavimui šį tarybos sprendimą. Kas už tai, prašau, balsuojam. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui. Sekantis dienotvarkės klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pranešėja gerbiama Ramunė. Ramunė, prašau. Gerbiami tarybos nariai, pristatau jums parengtą Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano projektą. Ačiū, gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Prašau, Sultana. Kadangi raštu kreipiausi ir ne kartą, bet niekas nesiteikė atsakyti, nei administracijos direktorė, nei pati pranešėja, tai paklausiu viešai. Mūsų reglamentas ir kiti įstatymai nurodo, kad biudžeto projektas yra sudaromas strateginio veiklos plano pagrindu. Ir mūsų praktika darbo per šiuos 4 metus buvo atitinkamai vykdoma. Visų pirma, būdavo pristatomas viešai ir visuomeniai, ir tarybai strateginis veiklos planas, būdavo paliekamas mėnesio tarpas tam, kad būtų galima pateikti pasiūlymus ir būdavo po mėnesio svarstomas biudžeto projektas. Šį kartą viskas įvyko labai atvirkščiai. Pirma, mes gavome pranešimus, kad yra pristatomi komitetuose biudžeto projektai, neturėdami jokios informacijos skaitomos, dalomos, kas juose, kokie klodai slypi, turėjome burti iš tirščių. Tai mano klausimas yra, kodėl strateginis veiklos planas buvo pristatytas vėliau, negu kad buvo pristatytas biudžeto projektas. Ir antrasis klausimas, iš karto paklausiu, gal jūs atsakysite, kokiu būdu jūs įsivaizduojate, kad galėjo tarybos nariai pateikti kokius tai siūlymus, kai jūs pati pristatėte mano komitete vasario 1 dieną klausimus. Tai yra jau po sausio 31 dienos. Ačiū. Strateginis veiklos planas buvo rengiamas kaip ir įprastai. Tai yra pradžia rengimo yra nuo lapkričio 1 iki sausio mėnesio. Šiais metais tiesiog biudžetas turėjo būti patvirtintas, turi būti patvirtintas anksčiau visų mėnesių. Tai gal šitas nesusipratimas įvyko dėl to tiesiog, kad biudžetas turi būti patvirtintas anksčiau. Taip, biudžetas yra rengiamas vadovaujantis strateginių veiklos planų. Tai tiek ekonominės plėtros skyrius, tiek visų kitų programų koordinatoriai, tiek taip pat ir biudžetas ir buhalterija dirba vienoje Fineto sistemoje. Tai bet kuriuo atveju visa informacija patekusi į sistemą programų rengėjai, visą tą informaciją mato ir mūsų biudžeto skyrius. Ačiū. Aš klausiu jūsų apie, kad darbuotojai mato viskas tvarko, aš kalbu apie tarybą ir tarybos narius. Ir kitas klausimas, į kurį jūs neatsakėte, jūs pristatėte strateginį veiklos planą komitete turizmo, sveikatos, socialinės apsaugos vasario 1 dieną. Kada mes turėjome fiziškai, neišklausę jūsų strateginio veiklos plano pristatymo, pateikti kažkokius tai pakeitimus? Kaip jūs tai įsivaizduojate? Strateginis veiklos planas pristatytas bendruomeniai ir tarybai buvo po strateginės plėtros tarybos posėdžio. Tai yra po sausio 25 dienos 11 valandos, nes tą dieną ir tą valandą įvyko strateginės plėtros tarybos posėdis. Tarybos manys, tame tarpe jūs galėjote susipažinti, jeigu kyla klausimų, galėjote paklausti ir pateikti pasiūlymą. Aš atsiprašau, kad įsitikau. Taip, prašau.
Viskas. Ačiū. Tai gerai. Ar dar būtų klausimų? Eugenijau, klausimas jūsų? Taip, klausimas. Gerai, prašau, Eugenijau. Gerbiamas pranešėjas, ar visos biudžetinės įstaigos, savivaldybės įmonės atsispindi šitam dokumente? Visos biudžetinės įstaigos atsispindi šitam dokumente. Ačiū. Ar būtų klausimų, kolegos? Nėra. Jūsų pasiūlymai ir pasisakymai, prašau. Gerbiami kolegos, pradėsiu nuo pasisakymo ir pereisiu prie pasiūlymų. Šiandieną ryte sulaukiau skambučio iš vyriausybės atstovų įstaigos, asmens, kuris kuruoja Palangos savivaldybę. Žmogui tiesiog ir pačiai vyriausybės atstoviai buvo nusiustas valdininkės Ramunės Urbonaitės Alšauskaitės Urbonienės vakar dienos gautas komentaras visiems tarybos nariams. Vyriausybės atstovų įstaiga nelabai suprato, kokią juridinę galią turi asmuo, valdininkas, viršyti įgaliojimus ir rašyti dalykus, kurie, sakykime, nesueina su vietos savivalda ir riboti tarybos nario teisę teikti pasiūlymus. Nesuprantu šito ir aš, todėl šiandieną įgarsinsime tuos pasiūlymus, kurie vakar buvo užregistruoti, laikantis visų logiškų kriterijų ir išklausytų procedūrų. Ir pirmasis pasiūlymas, kurį įgarsinsiu. Mes turim jūsų pasiūlymą, mes prieisim prie jūsų pasiūlymo svarstymo. Tai dabar kokia yra eiga, vedimo tvarka? Tai Galite, prašau, pasakyti. Jeigu jūs pateikėt pasiūlymą, jis guli ant mano stalo. Taip. Tai ačiū labai. Ta prasme, tais pasiūlymais, vedimo tvarka jūs pasisakykite. Kadangi vakar sulaukėme laiško, tai aš likau nesupratusi, kadangi yra imperatyviai teigiama, kad šitie pasiūlymai negali būti svarstomi, todėl man kilo klausimas, kaip tai gali būti ir atitinkamai norėjau juos įgarsinti. Ačiū. Gerai, ačiū labai. Ar dar būtų pasisakymai? Tarybos narys, prašau, Ramunės norėjau tik tai trumpą klausimėlį, o Šventosios savivaldybės įmonė Šventosios uostas, kurioje programai? Trečioje? Šito programoje įmonės nėra, bet yra šitą įstaigą kūruoja Šventosios. Ačiū. Bet jau klausimai pasibaigė. Žiūrėk, tai nėra biudžetinė įstaiga, jinai yra nebiudžetinė pagal specialų įstatymą sukurta. Aš tada pasisakysiu. Gerai, pasakykit. Tai dabar pasakykit. Tai išklausiu. Prašau. Tai dar pasipildyti, pasiklausiu. Tai, ta prasme, kuom skiriasi tos įmonės, ir viena ir kita iš biudžeto išlaikomos. Pas mus turim biudžetinę įstaigą investicijų valdymą. Ir ten labai aiškiai viskas atsispindi, bet Šventosios uostas yra kažkokia ypatinga. Žmonės Šventoji pilna burna šneka, kad nuomoja, pernuomoja, išnuomoja, šluoja, ką ten nedaro. Ir čia yra savivaldybės įmonė. Nelabai suprantu, statuso skirtumas, kaip jau nebe savivaldybės, privalo būti viskas tas pats, visos ataskaitos teikiamos, viskas tas pats teikiame, bet dabar bando kažkaip, aš gerai pasiaiškinsiu, jeigu čia neprivalo būti įtraukta, tai aš pasiaiškinsiu, bet tikrai išsiaiškinsiu ir jeigu tai būtų privaloma, tai už melą, kad nors paduosiu kur nors. Tai o kas liečia, prašom, bet mano pasakymas, pagal reglamentą aš turiu daug laiko pasisakyti, Tai kas liečia Šventosios uostą, nes man buvo keista, kad šitą įmonę nepapuolė. Visos yra, mes visus darželius esam atskiriuose programuose prašęs, turizmo centras, informacijos centras yra pas Ramunę programai, 4, 1 yra ten rinkliavų centras, o čia kažkaip 3 programai ir neliko kažko. Tai, keista. Tai kas liečia kitas programas, didžiąją dalį išdiskutavom, susilaikysiu šį kartą, kadangi šitie dokumentai ėjo kaip ir atskirai, iš pradžių nešė biudžetą, nežinau, čia irgi priežasčių man bando čia ir prieš tarybos posėdį bandė paaiškinti man Dainius, kada aš kokius siūlymus, kada kur turiu daryti, kiek sprendimų, kada paruošti, kada neruošti, ir pradžioj kadencijos, pabaigoj kadencijos. Neklausiau nei vieno konservatoriaus, ką man ruošti ir kada, ir neklausiu ateityje. Tai tiek toks mano pasakymas, ačiū. Ačiū labai.
Tai gerbiami kolegos, ar dar būtų pasiūlymų, pasisakymų? Gerai, nėra. Prieinam prie balsavimo procedūrų. Tai dabar noriu paaiškinti. Taip, šį klausimą svarstė visi komitetai, ką tik peržiūrėjau, tai visi komitetai yra pritarę šiam tarybos sprendimui. Yra laiku pateiktas administracijos direktorės pasiūlymas, už kurį balsuosime. Ir yra pateiktas tarybos narių, gerbiamos Svetlanos ir gerbiamo Eugenijaus pasiūlymas. Dabar lygiai taip pat mes šnekėjom šiandieną, nežinau, su kuo šnekėjot jūs, mes šnekėjom su vyriausybės atstovė gerbiama Kerekeš. Tai 8:30 atrodo, gal po 8:20. Ir mums tikrai parekomendavo, kaip reikėtų šitą pasiūlymą išspręsti klausimus, nes jis pateiktas yra pažeidžiant tiek tarybos veiklos reglamentą, tiek taip toliau. Į jūsų klausimą apie tai, kodėl, kaip jūs sakote, valdininkas atsiuntė jums visam tarybos nariam išaiškinimą. Tai jis privalo, nes jis yra derintančioji institucija. Tiek, ar įdomu jums, Svetlana, derinančia institucija. Tai tiek biudžeto skyriaus vedėja, tiek teisės skyrius, tiek ir rengėjas gali pareikšti savo pastabas, jeigu tai netitinka teisės aktų, tai buvo ir padaryta. Dabar ir vyriausybės atstovės rekomendacija yra tokia situacija, kad aš, vadovaudomasi Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 48 punkto nuostatomis, atsižvelgdamas į administracijos skyrių pastabas, siūlau nesvarstyti pateiktų pasiūlymų ir juos perduoti svarstyti ekonomikos ir finansų komitetui, kaip taip numato reglamentas ir kiti teisės aktai. Todėl dabar teikiu tarybos narių pasiūlymą ir siūlau jo nesvarstyti ir perduoti ekonomikos finansų komitetui. Kas už tai, prašau, balsuojam? Taip, užsiregistravo 18, balsavo 18, už tai, kad nesvarstyti balsavo 15, prieš 3 susilaikiusių nėra. Šie pasiūlymai, atsiprašau, aš vedu ir posėdį, dabar mane nepertraukite, šitas pasiūlymai yra nesvarstyti. Jie bus perduoti ekonomikos komitetui ir ekonomikos komitetas peržiūrė šitos pasiūlymus, o metų eigoje, kai bus peržiūrimi biudžetai, gali būti atsižvelgiama juos arba gali būti neatsižvelgiama juos. Tačiau komiteto sprendimas. Dabar siūlau balsuoti už Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginę veiklos plano patvirtinimo. Tai yra pasiūlymas, taip, pasiūlymas. Kas už šį pasiūlymą, direktorės, prašau, balsuojam. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, už 16, prieš 1 susilaikė 2, pasiūlymų yra pritarta, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu, kas už tai, prašau, balsuojame. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, už 16, prieš 1 susilaikė 2, sprendimas yra priimtas. Replika po balsavimo, merė. Taip, prašau, gerbiamas Eugenijus. Jūs, gerbiamas merė, manipuliuodamas savo teisę, kada perskaityti siūlymus mūsų, ignoravote, nes tas pats reglamentas, kurį jūs čia remiatės, yra ir žodinis tarybos nario siūlymas, už kurį yra balsuojama, ir Svetlana norėjo juos perskaityti. Bet jūs sakėt, jūs viską turit, prabalsuosit ir manipuliuodamas tuom, jūs suvaržėt tarybos narės teisę tokią. Tuo pačiu reglamentu vadovaujant. Tai, ta prasme, pažiūrėsim, kur kreiptis, ar kreiptis. Ir jūs tiesiog manipuliatorius, geras manipuliatorius, pasakysiu, neblogas, bet manipuliatorius. Ir jūs suvaržėt teisę tarybos narės. Ačiū. Pagal tą patį reglamentą. Ačiū labai, kreipkitės kur nors. Gerai, tvarkoj. Ačiū labai. Sekantis klausimas 12. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo pranešėja gerbiama Aušra Kėdienė. Prašau. Sveiki. Sprendimo projektui dėl biudžeto patvirtinimo, prašau pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai.
Nėra. Šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas. Jam yra pritarta su pasiūlymu. Jūs visi gerai su juos esat susipažinę. Ir toliau yra tas pats pasiūlymas tarybos narių, ta prasme, kur irgi reikėtų apsispręsti. Taigi vėlgi skaitau tą patį. Vadovaudamasis Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 48 punkto nuostatomis, atsižvelgdamas į administracijos skyrių pastabas, siūlau nesvarstyti pateiktų pasiūlymų ir juos perduoti svarstyti ekonomikos ir finansų komitetui, kaip taip numatyta reglamente. Taigi teikiu šį pasiūlymą nesvarstyti ir perduoti komitetui. Kas už tai, prašau, balsuojam. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, už 16, prieš 3, susilaikiusių nėra, pasiūlymą nesvarstyti yra priimtas ir dabar reikėtų balsuoti už ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą, taigi esat su juo visi susipažinę, prašau balsuoti už ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą. Taip, užsiregistravo 19, balsavo 19, už 16, prieš 1, susilaikė 2, pasiūlymui yra pritarta, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu. Ačiū, užsiregistravo 19, balsavo 19, už 16, prieš nėra, susilaikė 3, sprendimas yra priimtas, biudžetas patvirtintas, dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos investicijų valdymas, patikėjimo teise valdomos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Prašau. Nešėjas. Labą dieną. Šio sprendimo išnuomoti viešo konkurso metų laikotarpį su galimybė pratęsti dar metam. Gerbiami kolegos, galite išsiaiškinti, gerbiama Aušra, išsiaiškinkit kartu vėliau tenai kur nors. Taip, prašau. Bei atnaujinti gėlių aikštę 1A patalpų nuomos sutartį dar 1 metams. Ačiū. Jūsų klausimai, kolegos? Jūsų, prašau, gerbiamas. Taip, norėjau paklausti dėl Kupetos pastato. Iki šiol jisai nebuvo nuomojamas? Pasibaigė. Čia pratęsimas ar jau buvo pratęsta metams? Kostai, o dėl ko, ta prasme, jam naujas, o čia kitur siūlot pratęsti? Todėl, kad čia buvo metai, baigėsi, dabar naujas konkursas, o čia praėjo metai ir jie visą atsakingai vykdė, procedūrą perskaičiuota. Buvo galimybė daugiau dabar. Gerai, kolegos, taigi, klausimų. Tas pritarė šitam tarybos sprendimui, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat pritarė šiam tarybos sprendimui. Gerbiami kolegos, siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Ir dabar palaukiu. Dabar šitas. Užsiregistravo 17, balsavo 17, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto botanikos parkui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Gerbiamas pranešėjau, prašau. Tai šios sprendimo projektų siūloma išmokėjus lygininkas, siūloma perduoti faktorių. Jūsų klausimai, kolegos? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra. Eugenijau, perduokim traktorių, neišeikit. Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė vienbalsiai, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat pritarė vienbalsiai. Gerbiami kolegos, siūlyčiau balsuoti už šį tarybos sprendimą. Tas yra išbrauktas, ar ne?
Taip, užsiregistravo 16, balsavo 16, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui. Sekantis klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisriniai gelbėjimo valdybai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Pranešėjas gerbiamas Kostas, prašau. Siūloma perduoti gaisrininkam dar 5 metam pagal patikėjimo sutartį ir 9 metus. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Jūsų, prašau, yra klausimas, kažkas įsijungė mikrofoną, prašau, gerbiamas Dariau, klauskite. Norėjau patikslinkit konkrečiai, kokią ten tą priemonę jie nori. O tai, aš kaip suprantu, ten tokia bloga situacija tų priešgaisriniai, ne, kad mes turim sušelpti jiems benzininius pjūklus. Šitą pjūklą prieš 10 metų rokutą, tai buvo jo perduotis taryba. Ir gaisrininkai sugebėjo išlaikyti, nesugadinti, baigėsi sutarties ir prašymą. Ačiū, žinokit, klausimų nebeturiu. Aš paklausiu to paties, kaip sakėt, sugebėjote išklausyti per ekonomikos komitetą klausimą, ar įsitikinom, kad jis aplamai yra. Ar čia tik popierius perdodam, gal per 10 metų ir subėjęs tas benzininis pjūklas. Atsakingai reiškia elgesi. Ar dar būtų klausimų? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra, šį klausimą svarstė komitetai, taigi statybos ir miestų ūkio komitetas vienbalsiai pritarė, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat vienbalsiai pritarė, todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Taip, užsiregistravo 17, balsavo 17, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų Šventosios gatvė 14 Palangoje nuomos. Pranešėjas gerbiamas Kostas, prašau. Šios sprendimo projektų siūloma išnuomoti lėšų konkurso metu, laikotarpį, kol bus pradėti statybos darbai, bet neilgiau kaip 5 metų, patalpos Šventosios karinėjo pastate į pašto paslaugom teikti. Ačiū, gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šios klausimus svarstė komitetai, tai yra statybos ir miestų ūkio komitetas, jam yra pritarta, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra pritarę šiam tarybos sprendimui, todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti šį tarybos sprendimą. Užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui, dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Reda, prašau. Labą dieną, parengtas tarybos sprendimo projektas dėl specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programų. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šios klausimus svarstė komitetai, tai yra statybos ir miestų ūkio komitetas pritarė tarybos sprendimui, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat pritarė tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Taip, užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui. Gerbiami kolegos, teikiu svarstymui sekantį klausimą dėl sutikimo priimti dovanojimą žemės sklypą, kurio kadastrinis numeris nurodytas tarybos sprendime. Prašau, pranešėjas gerbiamas Vytautas. Labą dieną. Pristatau tarybai sprendimą dėl sutikimo priimti dovanojimą žemės sklypą. Sumai, kolegos? Aš turiu klausimą. Sakykit, ar jūsų skyrius, ar kitas, kuris informuoja dovanotoją, kad jisai turi nuvykti pas notarą ir pats sudaryti sutartis ir tada pakviesti valdybę? Kas teikia šitą informaciją? Čia kartu su įkatų skyriu. Kai kartu, tai žinokit, nieko nesigauna. Turi atveju, kai 1,5 metų žmogus nieko nesulaukė, kol nepradėjome tikrinti ir žiūrėti. Tai kuris skyrius iš tikrųjų savivaldybėje kuruoja, kad galėtų pasakyti? Ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai.
Nėra, šį klausimą svarstė statybos ir miestų ūkio komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra vienbalsiai pritaręs šiam tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Taip, užsiregistravo 18, balsavo 18, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui. Ir paskutinis šios dienos klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo sąrašo aprašo patvirtinimo. Prašau Svetlaną pristatyti. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent į šios dienos darbotvarkę yra įtrauktas sprendimo projektas, kurį paruošėme kartu su kolega Eugenijumi Simučiu. Ir pasakysiu kodėl, nes iš esmės turėjote visi progą susipažinti su strateginiu veiklos planu ir jo preambulę. Ir preambulėje yra išdėstas Palangos SSGG analizė. Šioje analizėje kaip stiprybė yra įvardyjama sekantis punktas. Gyventojai teigiamai vertina švietimo infrastruktūrą ir kokybę, nes kurorte yra itin aukšto lygio nacionaliniu mastu vertinama švietimo sistema. Kaip grėsmė įvardyjama, kad ateityje gali trūkti aukštos kvalifikacijos mokytojų, todėl gali kilti sunkumų ir toliau teikti kokybiškas švietimo paslaugas. Na ir kaip galimybė įvardyjama aukštos kvalifikacijos pedagogų pritraukimas ir toliau augant gyventojų skaičiui. Žvelgiant į analizę, natūralu, kad reikia ieškoti sprendimų ir savivaldybė turi maksimaliai skatinti mokytojo prestižą, sudaryti sąlygas dirbti kurorte pasirinkusiems pedagogams pagal galimybę skatinti ne tik padėkos žodžiais ar raštais, bet ir solidžią finansinę paskatą. Dėl to mes paruošėme sprendimo projektą, kuriuo mes siūlome kiekvienais metais mokytojų dienos progą apdovanoti 5 nominantus, kuriuos jau iš anksto būtų numačiusi ir nustačiusi komisija. Tai kiekvienais metais būtų skiriamos 5 premijos, tai yra pirmoji nominacija mokytojams dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, antra nominacija mokytojams dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą, trečia mokytojams dirbantiems pagal pagrindinio ugdymo programas, ketvirta mokytojams dirbantiems pagal vidurinio ugdymo programas, na ir 5 neformaliojo vaikų švietimo mokytojams pagalbos mokiniui specialistams. Premija pagal tvarkos aprašą, kurį pateikėme, tam pačiam mokytojui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskutinės premijos skirimo dienos. Premijos dydis yra iškinamajame rašte yra įvardyjama būtų lygus vienam VMDU, kuris būtų apskaičiuojamas ketvirčio rezultatais. Šiai dienai jis yra lygus 1799 eurai. Ir viso iš savivaldybės biudžeto šitai programai, šitam projektui įgyvendinti būtų reikalingi iki 10 000 eurų. Tai būtų mūsų toksai pasiūlymas, kviesčiau jiems pritarti. Ačiū. Gerbiami kolegos, ar būtų klausimų pranešėjai? Nėra. Jūsų pasiūlymai ir pasisakymai. Yra kas nors? Tai aš gal trumpai noriu pasisakyti. Taip, labai graži iniciatyva teikti sprendimo projektą, bet mums tik kilo paprastas klausimas toksai, kodėl yra išskiriama viena grupė žmonių, kai tuo tarpu mieste yra daugiau specialybių. Mes kalbame apie kultūros sektorių, kuris yra taip pat vienas iš geriausių Lietuvoje, socialinį sektorių, kuris taip pat tikrai sudėtingas darbas, dirba socialiniai slaugoj žmonės, ta prasme, ir jie tikrai nusipelno tokių dalykų. Kodėl mes nekalbame apie mediciną, kuri prieš 2 metus buvo
pirmose gretose ir tikrai dirbo dėl pandemijos, dėl visų kitų dalykų. Kodėl mes nekalbame apie sporto pasiekimus, ta prasme, Palangoje? Tai aš tikrai labai gerbiu mokytojus, juos myliu ir taip toliau, bet matyt, prieš tai buvęs sprendimas, tai yra šios dienos posėdį patvirtintas 7 klausimu, sustato viską į savo vietas ir ten bus išskirti tiek mokytojai, tiek socialiniai darbuotojai, tiek kitų sričių specialistai, kuriems metų gale Palangos bendruomenė įteiks garbingai tas premijas visuose sektoriuose. Todėl manau, kad teisingumas turi būti ir visus sektorius, vieno sektoriaus negalėtų išskirti. Ta prasme, tai mes jau pritarėm šiandieną posėdėje visiems sektoriam numatyti premijas. Tai ačiū labai, todėl aš tikrai susilaikysiu ir kadangi sprendimas jau yra priimtas iš esmės. Ačiū labai. Tai tada pasisakymą ir aš galiu, nes meras irgi kaip eilinis tarybos narys pasisako, pasakysiu ir aš. Na, kadangi niekas, mes su Svetlana kažkaip atkreipėm dėmesį į mokytojus ir paruošėm tokį sprendimo projektą, niekas negalėjo žinoti, ką meras galvoja apie kitas sritis, apie gydytojus, apie socialinius darbuotojus ir niekas netrukdė jam ir jo komandai, su kuriais daug nuveikęs, ruošti kitą sprendimo projektą, be mokytojų galbūt. Ten ne apie tai visiškai, ten apie kitus dalykus. Tai dėl to siūlyčiau pritarti šiam tarybos sprendimui, nes mokytojo profesija yra ganėtinai sunki, svarbi, strateginis planas pas mus irgi tai įvardė ir gydytojus, nieks netrukdė prieš. Čia kažkas mums bandė kaltinti, kad rinkimam artėjant, jūs ruošti rinkimam artėjant, nieks netrukdė jums paruošti gydytojams ir visiems kitiem. Mes paruošėm mokytojams, nes mums atrodė mokytojams yra svarbu, mokytojams atsakinga, tai yra mūsų visų pagrindas, tai yra išsilavinimas. Dėl to siūlau pritarti šiam tarybos sprendimui. Tai aš jau turbūt pasakiau, nebesikartosiu, ta prasme, kad sprendimas 7 išsprendžia visus socialinius ir mokytojus, ir medikus. Gerbiamas Eugenijus, jeigu nemokate skaityti, tai aš jau nekaltas esu. Žiūrėkit, nebesiginčiusiu. Gerai, kolegos. Gerbiamas Eugenijų, nekelkite balso, čia niekas jūsų nebijo. Gerai, taigi kolegos, perinam prie balsavimo procedūros. Prašau užsiregistruoti ir balsuoti už šį tarybos sprendimą. Užsiregistravo 18, balsavo 18, už 4, prieš 2 susilaikė 12, sprendimas nėra priimtas, nes prieš tai buvo priimtas geresnis sprendimas. Ačiū, iki malonaus, gerų dienų ir iki susitikimų.